Sveiki, mes atvažiavom į dvibutį SIP namą objektą, pasižiūrėti, kaip mes tai pastatėme, kaip mes tai padarėm. Tai pirmas dalykas, tai yra dvibutis namas, kuris jungiasi per garažą. Tai yra, kaip bebūtų, vis tiek tai gaunasi, kad du atskiri namai. Tai yra tiesioginio sąlyčio sienų su kaimynu nėra. Toliau, kokie yra fasadai. Fasadai čia buvo pasirinkta termomediena ir skarda. Termomediena iš principo yra labai ilgaamžis dalykas. O dar yra jisai nuolivuotas 2 kartus, tai manau, kad šitas fasadas kokius 7 metus iš viso nieko su juo nereikės daryti. Ten paskui po 7-8 metų galbūt kažkiek pralivuoti ir vėl, sakykime, pamiršti ilgam laikui. Skarda yra iš esmės toks daiktas, kuris jį padarėt ir artimiausių 20 metų nieko jam daryti nereikia. Tai yra stilinga, tai yra gražiai atrodantis ir patikimas daiktas. Dabar apie namo stogą. Kadangi namo stogas yra plokščias ir iš 2 pusių yra apdengtas parapetais, o iš kitų pusių nuvedamas vanduo, tai mes pasirinkom PVC dangą, kadangi labai didelės garantijos 25-30 metų priklausomai nuo gamintojo, bet yra labai patikimas dalykas PVC danga, plus lyginant su prilydoma danga turi vieną pliusą. Tai yra PVC danga išleidžia per sezoną per save apie 150 gramų vandens. Tai yra, jeigu uždėjimo metu po apačio pas jūs buvo kažkiek tai vandens, tai po sauso sezono jūsų namas bus išdžiovintas. Jeigu uždėsit prilydomą dangą, tai atitinkamai tas vanduo liks ilgesniam laikui. Ir dabar apie lietaus vandenį. Tai yra, stogas renka vandenį, per lietvamzdį eina į vamzdį į žemę, bet nukreipiamas į specialų indą, kuris ir buvo numatytas pagal projektą. Taip, mes atėjom dabar į terasą. Terasas montavimo darbai jau yra užbaigti ir dabar beliko tik tai išdažyti, išalyvuoti terasą, kad jinai atitiktų spalvinę gamą visą namą ir kad tiesiog vėlgi jinai ilgiau tarnautų. Tai dabar mes einam į namo vidų ir papasakosiu, ką mes ten padarėm. Taip, ir ką mes čia matom? Mes matom, kad yra susuktas gipsas, mes matom, kad yra padarytas papildomas apšildomas sluoksnis, mes matom, kad yra rekuperacija, mes matom, kad išvedžiota elektros instaliacija. Ir dabar apie kiekvieną iš šitų dalykų, ką mes matom, aš truputį papasakosiu. Pradedam nuo sienų. Tai yra, kai viskas vyko. Tai pirmas etapas, ką mes padarėm, aišku, mes surinkom sipus. Tai yra visą konstrukcinę dalį mes surinkom, tai yra padarėm pamatą, padarėm sipus ir pradėjom daryti fasadus. Po fasadų mes jau ėjom į vidų. Pirminėme etape šitas namas buvo gautas jam leidimas dar B klasės. Tai nelabai mes norėjom tokį namą jau gaminti šiais laikais, tai mes jį pastatėm A+ klasės. Tai yra mūsų 20 cm storio sipą, mes papildomai apšildėm 10 cm vatą. Tai yra, jau siena yra A+ klasės, tokiu atveju gaunasi. Po to, kai sudėjom šitą vatą, uždengėm viską gipsu. Gipsas yra pas mus žalias. Žalias gipsas yra keli gipsai, yra žalias, yra baltas, yra raudonas, yra mėlynas. Bet esmė kokia? Žalias gipsas yra vandenį atsparus gipsas ir mes jau visuose, ne tik tai vonioj, o visuose patalpose naudojam tik tai tą žalią gipsą. Taip, tai yra brangiau, bet kokybė mums yra šitoje vietoje svarbiau. Kas buvo toliau? Taip, be abejo, 2 sluoksniai gipsna pagal Knauf technologiją. Gipsas yra 2 sluoksnių. Elektros instaliacija, jinai buvo išvedžiota, mes išvedžiojam vatos sluoksnį ir vatą padaro dar ne tik tai, kad tai yra apšildomas sluoksnis, bet vata dar suteikia papildomą garso izoliaciją. Ir dar vienas dalykas, kuris ką duoda mums vata. Vata mums duoda tai, kad tai yra padidintas ugnies atsparumas. Tai yra vata, kaip suprantat, yra sunkiai degi medžiaga, tiksliau sakant, jinai visai nedegi, bet sunkiai praleidžianti ugnį. Kas buvo dar padaryta? Tai yra grindys. Nu, jūs matot, grindys yra betoninės ir viduj, kurio jau nesimato dabar, bet viduj yra išvedžiota visur grindinis šildymas.
Tai yra šito namo šildomas katilas bus oras vanduo. Nes efektyvumas šito katilo yra labai geras, iš 1 kW elektros energijos pagaminama virš 4 kW šilumos. Toliau, ką mes dar padarėme, matosi, čia pas mus yra išvedžiota rekuperacijos sistema. Tai yra, kodėl ne vienas šitas, nes vienas turi paimti orą, kitas turi atiduoti orą. Toj vietoj, kur yra, sakykime, vanduo, ten, kur yra tualetas, ten, kur yra gaminamas maistas, ten yra padidintas paėmimas ir padavimas. Todėl dideli vamzdžiai, ne vienas vienetas vienoj patalpoj ir todėl tai pakankamai nemažai kainuoja šitas dalykas, bet kokybės prasme žmonės pradėję gyventi nepajaus nieko blogo, jie jaus labai gaivių orų visada. Apie elektrą. Tai elektra šitam name padaryta kaip ir priklauso pagal visus standartus ir reikalavimus, tai yra jėgos kabeliam, tai yra ten, kur yra rozetės 2,5 kvadratų. Ten, kur yra apšvietimas 1,5 kvadrato, kabelis yra monolitinis, su nutekėjimu, su visais saugikliais, kad žmonės gyventų čia be jokių problemų ir niekada nesirūpintų elektrą. Vienas iš tokių specifinių dalykų, kad mes naudojam ne daug pintų kabelio, o mes naudojam kabelį monolitą. Tai yra tiesiog, tai yra vėlgi patikimiau, truputį brangiau, bet mes už kokybišką namą. Dažnas klausimas būna, gali SIP namai būti 2 aukštų. Tai va tikrai SIP namai gali būti 2 aukštų ir čia dabar mes esam 1 aukšte. Matosi perdangos balkių storis yra 30 cm. Jie eina kas 40 cm, ant viršaus eina USB plokštė, kurią paskui papildomai ten eina hidroizoliacija, grindinis šildymas ir ant viršaus, 2 aukšte mes dar išpilam betoną. Kam tai daroma? Todėl, kad betonas yra akumuliatorius šilumos, kai pradedam šildymą, o dar vienas svarbus dalykas, namas papildomai dar surišamas. Bet tai tiesiog dar vienas įrodymas, kad sipiniai namai jie yra labai tvirti ir jokių baimių, sakykime, kad 2 aukšte mes betonuojam ar kažkaip papildomai apkraunam, nėra, nes šitas namas yra labai stiprus. Laiptai čia yra metaliniai, jie remiasi į grindis, remiasi į, čia nesimatom, aišku, remiasi ne į gipsą, o remiasi į pagrindinės sienos konstrukcijas ir paskui viršui dar remiasi į perdangos balkių. Taip, mes pakilome 2 aukštą, iš esmės niekas nesikeičia, tas pats dvigubas gipsas, ta pati instaliacija, ta pati rekuperacija ir dar vienas toksai dalykas, kurį dažnai žmonės irgi klausinėja, ar 2 aukšte galima daryti grindinį šildymą. Tai vat ir grindinis šildymas 2 aukšte yra lygiai toksai pat betoninės grindys plus išvedžiojamas su visi vamzdukai, per kurios šildomas šitas namas. Taip, mes dabar randamės 2 aukšte vonios patalpoje. Tai yra vėl, čia yra tas pats žalias gipsas vandenį atsparus, čia išvedžiotas ir vanduo, karštas, šaltas, čia yra kur vanduo nubėgs, čia pas mus yra tualetas ir čia pas mus šaltas vanduo paliktas tualetui. Tai čia dar yra, rekuperacija irgi, manau, savaime aišku, čia yra paėmimas oro iš čia. Ir dar palikta paskutinė vieta, kur čia bus padaryta papildoma kriauklė. Kodėl neuždarytas čia gipsas iki galo? Todėl, kad tiksliai nežinoma, kurioje vietoje bus kriauklė, kai santechnikai viskas pajungs, tada tiesiog toje vietoje, kur reikės, mes nukirpsim, viskas bus pajungta, tai tiesiog tos likusios plokštės susuks. Dar norėjau pabrėžti apie tai, kaip montuojamas pertvaras gipsinės ir iš kokių profilių, nes labai dažnai būna taupo arba tiesiog nežino. Čia yra specialūs pasunkinti padidinto tvirtumo profiliai. Kai įdėsit duris, kad nedrebės, kad niekas neišbirės, kad nesutrukinės jūsų sienos išdažytos, šitoj vietai turi būti naudojami būtent šitie pastiprinti profiliai. Taip, jie kainuoja 3-4 kartus brangiau negu paprastas, bet manau, statant namą, duryse tikrai reikia įdėti būtent tokį profilį.